Sikučiai, mano vardas yra Vytis ir aš šiandien žaisiu žaidimo Emergency Hamburg. Pradedame, tas policininkas mus jau nervuoja. Ir aš nusipirkau naują mašiną, dėl to ir į tą mašiną yra ne taip kaip praeitam filmuke, kai žaidėme Emergency Hamburg. Praeitą kartą žaidžiau prieš 6 mėnesius, man atrodo, Emergency Hamburg. Filmukas Emergency Hamburg buvo prieš 6 mėnesius paskutinį kartą. Ir aš pasiūliau Mėtai, gal šiandien vėl padarome Emergency Hamburg. Filmuką Mėta nenorėjo, tai dėl to aš dabar vienas darau. Ir va, aš dabar važiuoju pirmiausia į Adaką ir sutaisysiu savo mašiną. Turim 1000 eurų, tik tai super mažai, mums reikia būti nusikaltėliais, kad mes uždirbtume pinigus. Tai aš sakyčiau, mes neturime užtenkamai pinigų. Nu ką padarysi, tada lekiam, nors mums reikia pavogti jau kažką tai ir aš sakyčiau, mes lekiam prie degalinės. Arba mes lekiam prie tos parduotuvės ten priekį, aš sakyčiau prie tos parduotuvės ten priekį. Bet to norėjo kažkodėl žaisti Emergency Hamburg, nesuprantu kodėl. Nesvarbu, eik. Nu va, reikia pavogti truputį. Gerai, vogiam pinigus. Ei, ką aš šitą nesąmonės atidariau? Vogiam pinigus. Greitai, vogiam pinigus. Greitai. Nes policijos mačiau, kad 13 net yra, tai o gali iš viso 14 būt, tai greitai reikia mums bėgti. Greitai, kad policija neatvažiuotų. Nu va, greitai, lekim. Mums reikia į degalinę, o sauga. Nu va, lekim greitai, dabar degalinę, iš degalinės pavogsim pinigus. Arba iš drabužių parduotuvės, dar nežinau iš ko. Va, lekim, mūsų mašina yra super lėta. Tik tai net nevažiuoja 200 km per valandą, tai daug. Jau čia pavogta. Lekim degalinės dabar sakyčiau. Taip, nu va. O Jėzu, dar gaisras būtinai turi būti degalinė. In the building. Please leave immediately by the nearest exit. Alarmas. Man įdomu, kad alarmas. Mes vis tiek pavogsime iš degalinės pinigus. Aš tai nebijau. Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. Kas ten buvo pranešimas? Pirmą kartą girdėjau. Attention please. Fire has been reported in the building. Please leave immediately by the nearest exit. Čia tik vienas išėjimas yra. Pamečiau gyvybių, nesvarbu. Pavogėme degalinę! Mes tik 12 policininkų turime ir aš tikiuosi, kad mes dabar galime pataisyti mūsų mašiną. Jau 6000 eurų pavogėme. Nesakau, mums reikia dabar sutvarkyti mašiną. Mūsų mašina jau beveik sulūžusi. Nu va, 200 eurų tik turime. Mažai, dar reikia mums degalinę nuvažiuoti. Matau, reikės degalinėje parduoti sausainius ir energetinius gėrimus.
kažkokia geltona mašina tenai. Net daryti avarijos, nes aš nenoriu, kad mūsų mašina vėl būtų sulūžus. Sugalvojau. Galiu benzo užsipilti. Netoli. Galiu pavogti truputį pinigų. Ar nori dar apgauti? Tik neužsuko, greitai, haha, policija, greitai, reikia policijos. O, kaip gerai. Haha, sirenas įjungia. Visai galėtų mūsų mašina super lėta. Sulaužė mašiną. Ai. Mums... O, Jėzau. Visai galėtų. O, čia negalinė deganti, tenai galėsim benzo užsipilti. Tik ten mes pavogiam pinigus, mums reikės tuoj. Gaisinės dalis nėra. Neturim pinigų 630 eurų. Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. Tai ką, blogiausia atveju iš tikrųjų, kad autobusas važiuoja. Blogiausia atveju reikės autobusą važiuoti. Ką padarysim, jeigu nebus autobusų, turėsime eiti pėškom, bet ten tada bus didelė. Va būtinai prieš tokius dalykus turim visą laiką važiuoti. Ei, pasitrauk! Siaubas, ir čia nemoka Hamburge važiuoti. Man reikia pinigų, kad galėčiau benzo užsipilti. 8 litrus, bet man atrodo reikia toliau vogti. Nėra kito varianto, reikia toliau vogti. O kas bus, jeigu reikės vėl traikyti mašiną, siaubas. Sirenos man nelabai patinka. Nėra sirenų. Galim grįžti atgal, bet jau čia kritiška, yra. Nu, bet nesvarbu, aš esu Vytis ir aš viską moku, tikiuosi. O tu siauba, dar daug pinigų, kas blogai yra, nu kas gerai, bet ir blogai yra, tai jau kad mes dabar ilgai laiko užtruks, kol mes surinksim viską. Bėg! Nevažiavo policija! Čia ne policininkas. Nu ką tu darai, tu išpatėjus? Dar pamena, kad tu pagaus mane policija! Ar tau visai? Dabar atvažiavo pilna policijos. A jam visai gal? Jo, tikiuosi, kad policija jį dabar suims. Va. Aš sakyčiau, mes biškį buvome nusikaltėliai, bet aš manau, kad tu jau užteks, kad jau ilgokai tada eisiu filmukas, jeigu neužteks eiti. Aš sakyčiau, užteks, papakuosiu mašiną. Ir aš sakyčiau taip. Tai vaikučiai, aš noriu su jumis atsisveikinti. Ir iki kito karto, jūsų Vytis. Ate.